Gal nebūčiau apie tai aš niekad pagalvojęs, bet šiandien ryto šviesa atgaivino. Liga tokia iš pat pradžių buvo kaip peršalimo liga, nes taip galvojom, kad, sakau, nieko tokio, sakau, tą savaitę neik į mokyklą, pabūk, praeis ten, nes daugiau jokių simptomų nebuvo, nei gerklė, nei kažkas. Tai praėjo tą savaitę, ta temperatūra vis laikosi. O kitą savaitę, sakom, su vyru reikia pasidaryti kraujo tyrimą plungėj. Tai nuėjom pas gydytoją, padaro kraujo tyrimą, gydytoja akis tik tais išpūtė. Sako, važiuokit kažkur į Klaipėdą, geresniam tyrimui, rimtesniam kažkokiam. Ir nustatė ūminę limfoblastinę leukemiją. Tai aišku, buvo didžiulis šokas. Tos pirmos dienos, kad ir gydytojai kažką pasakoja, tu tiesiog girdi, bet, kitą dieną ir nesupranti nieko, apie ką kalba. Ir nei tu žinai, ko paklaus, nei ko, tiesiog esi šoke kažkokiam. Tai vad dabar tos blokus įveikinėjom ir tikiuosi sėkmingai gydysimės taip ir toliau. Arnas iš tikrųjų, nežinau dabar kiek laiko jau svajoja apie VR akinius, jau gal ir keli metai. Tai ir kai gavo tą svajonę, sakau, bandyk tada tos VR akinius užrašyti. O, sako, jo. Paklausinėjom, sakau, ko tu dar norėtum, jeigu turėtum tiesiog galimybę ar nusipirkti, ar dar kažką, tiesiog ko norėtum. Ir pradėjau vardinti. Ir sako, ir ausinės norėčiau pasikeisti, ir pelytę, ir vis pastoviai iš tikrųjų jisai paklausinėdavo apie tą kelionę su kemperiu, kada važiuosim vėl, kadangi jau buvom išvykę į Kroatiją 19 metais. Tai labai jam patiko ta pati kelionė su to kemperiu, kad daug šalių aplankėm. Šiandien susitikome su Arnu, kuris susidūrė su liga prieš 3 mėnesius ir dar yra gydymo pačioje pradžioje. Tai labai iš vienos pusės smagu matyti vaiką, kuris turi tiek daug svajonių. Turėjom šiandien ne vieną svajonę, turėjom bent keletą svajonių. Ir labai tikimės, kad nors vaikas ir kol kas nekalbus, bet prisidėjimas prie sveikimo proceso, išpildant tas svajones, jisai tikrai akivaizdus ir matėm šiandien tą džiaugsmą akise ir šiek tiek netgi galbūt ašarų, kurios paskatina sveikti, kurios paskatina tikėti gydymo procesu. Ir iš kitos pusės šiandien esam šiek tiek simbolišką dieną čia, meilės dieną, tai tikrai noriu palinkėti visiems apsilankyti ir pasimokyti meilės iš šitų vaikų, kurie kovoja labai sunkiu savo gyvenimo metu, bet kovoja tikrai labai stipriai mylėdami gyvenimą ir atiduodami visas savo jėgas tam. Tai turim tikrai labai daug ko pasimokyti ir paimti iš jų, o kartu ir prisidėti prie to gydymo proceso išpildydami svajones. O jų turime dar daug.